Pagaliau Epšteino byloje Lietuvos teisėsauga priėmė sprendimą pradėti tyrimą ir šitas tyrimas yra turbūt svarbiausias tuo aspektu, kad bus užtikrintas asmens privatumas. Asmens, kuris nukentėjo galbūt šioje byloje, kurio teisės buvo pažeistos, duomenys nebus viešinami, nebus eskaluojami, interpretuojami, daromas įvairios išvados, o atliktas tyrimas parodys, ar Lietuvoje veikia kažkokios organizuotos grupės, kurios tenkino pedofilų poreikius. Tai labai svarbu, kad pradėtas tyrimas ir tas tyrimas svarbiausia užtikrins ir apgins žmogaus teisės, užtikrins jų saugumą ir aš nuoširdžiai kviečiu žmonės, kurie šitam Epšteino bylos skandale vienaip ar kitaip buvo paliesti jų gyvenimai, kreiptis į teisėsaugą ir bendradarbiauti.